prasidės pagrindinė jūsų sėja - pomidorai. Ir kągi reikėtų turėti: smulkus substratas premium daigams, frakcijos nuo 0 iki 6, arba gali būti taip pat substratas pomidorams, paprikai, kur yra daugiau maistinių medžiagų, kai jau daiginate arba net auginate. Frakcijos dydis yra nuo 0 iki 20. Aišku, smulkesnėme substrate greičiau sudygsta, o dar greitesnis dygimas yra kokoso plytoje vadinamoje, kai jūs užpilat vandens ir iš tokios nedidelio kiekio jūs gaunate 10 litrų sudinamosios medžiagos, bet reikėtų atminti, kad kokosas tai neturi maistinių medžiagų. Pasėjus arba prieš sėją galite sumirkyti sėklas dygimo stimuliatoriais, blackjack arba gintaro rūgštis, tai kad jūs, kai auginsite daigus, kai laistysite šitais tirpalais, jums vystysis šaknynas ir augalai mažiau styps nuo šviesos trūkumo. Auginimo vazonėliai gali būti ir įvairūs šiltnamiai arba daiginimo paletės, kad nepamirštume, kokią veislę auginote ir tikėtis su pieštukais, kurie nenublunka, kad jūsų sėklos gerai sudygtų. Reikalingas kokybiškas purkštuvas, tai vokiečių firmos Gardenos purkštuvas su metaliniu antgaliu su dozatoriumi. Jeigu kartais reikėtų ateiti kažkokius preparatus dozuoti, tai smulki rūko sistema, o ne lašeliai iš laistytuvo.